Sveiki, šiandien pasižiūrėkime, kaip mes galime savo darbą paruošti tinkamai spaudai. Įsivaizduokime, kad mes sukūrėme plakatą arba galbūt mes sukūrėme vizitinę kortelę ir mes norime atsispausdinti, tai mums reikia uždėti užlaidas ir paruošti tinkamai spaudai. Tai žinoma, pirmiausia, pasirašome pavadinimą viršuje arba įdami į žodį failas ir pasiimdami pieštuką parašome pavadinimą. Toliau einame į mygtuką dalintis, kuris yra dešinėje pusėje, spaudžiame dalintis ir spaudžiame atsisiųsti. Failo tipas skiltyje pasirinkime PDF spaudinys. Tai yra failas tinkantis spaudai. Toliau būtinai uždėkime varnelę ant apkirpimo žymės ir užribis arba angliškame meniu crop marks and bleeds. Tai čia ir uždėjęs tas užlaidas mes matysime atsisiuntę. Ir žinoma, uždėkime išlyginti PDF arba angliškame meniu flatten PDF, kai visą turinį sujungs į vieną paveikslėlį ir mums neišsibėgios tekstai. Taip, tada spaudžiame atsisiųsti. Žinoma, jeigu naudojatės Canva Pro, tai galite pasirinkti spalvų profilį CMYK, tai geriausia tinka profesionaliam spausdinimui, tačiau jeigu neturite, palikite RGB, tikrai viskas bus puiku. Ir spauskite atsisiųsti. Ir jūsų failas paruoštas spaudai įkris į jūsų atsisiuntimo aplanką arba downloads. Tai pasižiūrėkime, kas įkrito. Taip, štai mano atsisiuntimų aplankas. Spaudžiu ant plakato. Ir matome dabar, jeigu aš priartinsiu, kad kraštuose atsirado kirpimo žymės. Tai čia 3 mm, 3-2 mm užlaidos ir jos yra būtinos, kai mes siunčiame į spaustuvę. Tai čia bus apkirpimas. Ir lygiai taip pat, jeigu siūsitės vizitinės korteles, tai vėlgi parašome pavadinimą, einame į mygtuką dalintis, atsisiųsti, pasirenkame failo tipas PDF spaudinys, uždedame varnelę apkirpimo žymės ir užribis, išlyginame PDF ir spaudžiame atsisiųsti. Ir atsisiuntus mes taip pat matysime, štai kur yra apkirpimo žymės ir užribis. Tai tiek trumpai, kaip mes galime uždėti užlaidas su Canva. Ir žinoma, jeigu norite išmokti daugiau, apsilankykite puslapyje Coursera.lt, kur rasite jau labai daug įrašytų mano Canva mokymų, galėsite prisijungti ir studijuoti savo patogiu laiku ir žinoma savo tempu. Tai tikiuosi, jums ši pamoka buvo naudinga. Neužmirškite paspausti like ir sekti mano kanalu, taip įkvėpdami mane ir toliau kurti Canva pamokas lietuvių kalba. Iki!